ir bėgam iš degalinės. Žirgiuką grąžiname namo. Rupšnok žolelę. Ir iš viso mes išleidom. Tai sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą ir šiandieną darysime eilinį eksperimentą, kiek kainuoja 100 km. Ir imsime vieną iš šių dviejų gražuolių. Mustangą. Tik tai dabar klausimas, mėlyną ar sidabrinį? Ką mes imam šiandienai ir kadangi jūs surinkote 500 laikų ant vieno iš mano video, kur sakiau, kad važiuosiu su šiuo Mustangu ir žiūrėsim, kiek kainuoja 100 km, tai šiandienos video ir pasirinksime sidabrinį Mustangą ir važiuosime pasivažinėti su juo visą savaitgalį ir ne tik. O jūs, jeigu šis video surinks 1000 laikų, tai važiuosim ir su mėlynu. Ir pažiūrėsim, kiek kainuoja 100 km su mėlynu Mustangu, jeigu surinks šis video 1000 laikų. Na ką, o dabar kimbame į kelią ir važiuojame. Pirmoji stotelė, kaip visada, yra užsipilti benzino. Tai pilsim pilną baką benzino į šį Mustangą ir važiuosime prie jums jau turbūt suprantamo kuro šiame kanale, tai užsipilti ir dujų. O dabar nepaspaudžiau knopkės. Na ką, užsipylėme benzino ir turime pilną baką. Ir aišku, pilame patį geriausią kurą – dujas. Garsai nežmoniški, cirkalki, bet turim ką turim. Tai, o taip, apilame į Mustangieną dujas. Kadangi šitoj degaliniai reikia laikyti prispaudus mygtuką, tai nepavaikščiosim ir eilė už manęs didelę. Pylėm dujų. Einam užsimokėt. Sukam lauk šitą daiktą. Ir kaip pamokyti mes įsukame atgal štai šį. Uždarome, lipame į vidų. Ir bėgam iš degalinės. Svarbus momentas. Nuliname nuvažiuotus kilometrus. Hop. Ir prasideda mūsų matavimas. Važiuosime į kelią. O šią kelionę su šiuo puikiu Mustangu remia Car One. Programėlė vairuotojų visiems poreikiams išskyrus vairavimo. Ją sukūrė Car Vertical ir ši programėlė yra nemokama. Car One programėlė turi tikrai daug funkcijų. Ir viena man iš labiausiai patinkusių tai, kad jūs galite važiuoti į Kauną, Vilnių, Klaipėdą ir per Car One programėlę pasiparkuoti ir užmokėti mokamuose vietose už parkavimą. Ir nereikia naudotis šitais statiniais. O jeigu jūs neturite Mustango, bet turite elektromobilį, Car One programėlėje galite rasti patogiai visas pakrovimo stoteles kaip šią. Ir kuo man dar patinka Car One programėlė, tuo, kad kai jūs prisiregistruojate, Car One programėlėje atsiranda visi duomenys apie jūsų automobilį. Ir ne tik apie automobilį, bet ir teisių galiojimo laikas. Ir kas man labiausiai patiko, iš tikrųjų, kad aš, kai nuvažiuoju kur nors į automobilių parduotuvę, automobilių detalių parduotuvę, tai manęs visada prašo VIN kodo, kad galėtų surasti detalės. Ir aš tą VIN kodo dažniausiai neturiu prie savęs. Ir Car One programėlė sprendžia būtent šią problemą. Mėly draugai, parsisiųskite ir jūs Car One programėlę ir aš tikiu, kad visi, kurie parsisiūs, ras savo naudingų funkcijų šioje programėlėje. Nes ši programėlė labai greitai tobulėja ir įdiegia vis naujų funkcijų. Tad linkas aprašyme, siunčiamės ir naudojamės. O dabar važiuojame. Susisodinom šeiminėlę į mašiną ir lekiame į Plungę. Nemaža trasa laukia mūsų. Su Mustangienu atvažiavome iki Plungės žirgyno. Žirgiuką grąžiname namo. A ne? Čia ponis. Tai vat. Atvažiavome į Plungę, paėdom, pavalgiam, gražiai pasakius lietuviškai, šašlykėlį pirmą kartą šiais metais. Ir šį vakarą trauksime atgal namo. Bet kelionė tikrai neprailgo, tikrai fainiai veža šis Mustangas mus
Ir, nežinau, tikrai smagus daiktas. Šalta, plungiai. Vienu žodžiu, mes pasifilmuosim, apeisim aplink mašiną, o kai bus šilta, tada ir papasakosiu daugiau apie ją. Na ką, važiuojame atgal. Namo iš plungės. Pirmas pit stopas ir su šituo Mustangu jau nuvažiavom 500 km, pilam dujas. Ir realiai šitas Mustangas turi 65 litrų baką. Pilno neišvažinėjau, 500 km nuvažiavau, o kiek dabar užpilsiu ir nesakysiu. Paliksiu jums biškį paslaptį. Bet bakas pilnėja, važiuosim toliau. Ir šiandieną toliau važiuosim apžiūrėti vienos sodybos, kurią gal kolega nusipirks ateityje. Keturačiai važiuoja, triukšmą kelia. Tai va, o ką, mes pilnėja bakas, pilnas pribėgo, jungiam lauk, einam užsimokėti. Va. Ir Mustangą atginėm į pievas pasiganyti, nes juk Mustangą reikia paganyti ir po pievas. Atvažiavom sodybos pažiūrėti. Nu, kai atvažiuoji prie upės. Šešupė, ne? Prie Šešupės krantų. Pasižiūrėti, nu žinok, pasaka. Ir iš tikrųjų nuo Kauno nutolę kažkur užkampį, bet atvažiuoji, matai stirnas lakstančias, paukščiukai čiulba. Nu tikras Lietuvos grožis. Va, pasižiūrėkit, kaip gražus ir Šešupė teka vandenėlis pavasarį. O Mustangėlį aš tau žinok turiu, kad draugautumėm šienelį, atnešiau Mustangėlį, valgyk, Mustangėlį, šienelį, valgyk, būk geras, vežk, va tau, ėsk, rūp! Gerai, čia padėsiu. Rupšnok žolelę, Mustangėlį, vežk mustolį ir gerai. Na ką, tęsim kelionę su Mustangu ir šiandieną važiuojam į Vilnių daryti įdomaus dalyko. Ir jau esam su Mustangu nuvažiavę 727 km. Tai atrodo šioj kelionėje šiam video įveiksim visą 1000 km su šiuo Mustangu. Na, o kol važiuojam, galim truputėlį pakalbėti ir apie šį Mustangą ir taip pat apie mano rėmėjus CarVertical. Ir kad geriau pakalbėti, tai pasinaudosim CarVertical ataskaitą ir pasižiūrėsim ridą šio automobilio. Ir mes matom, kad šis Mustangas grįžo iš Amerikos su 99 000 km, o šiandieną jau matau aš skidelį 187 000 km. Ir matom, kad šio Mustango savininkas, kuris yra vienas Lietuvoje ir jau 4,5 metų turi, jį jau nuvažiavo net 88 000 km su juo ir jisai jį naudoja kaip daily carą. Ir jūs, pirkdami savo automobilius, naujus draugus, tik rinkite CarVertical ataskaitą su mano nuolaidos kodu BEN20, tai padėsite ir mano kanalui augti. O dabar važiuojam toliau. Važiavome į normalią studiją ir šiandien jau normaliau atrodysim su kostiumu, ne su kitu kostiumu, kurį reikėtų pasikeisti, bet Mustangas mane atvežė į Vilnių, į studiją profesionalę ir vesiu seminarą, netgi 2 valandų. Šiuo atveju Zigmas mokėjo visus mokesčius ir jisai per 1 metus gavo visą 1 metų stažą. Tuo tarpu Andrius, jisai dirbo gerai, daug mokesčių sumokėjo ir jeigu žmogus turi daugiau
negu 15 metų išdirbęs, tai reiškia 15 metų stažas, tai tam žmogui yra skaičiuojamas kaip vienetas. Tai baigėsi seminaras mano ir ką, ačiū Sandrai už fainą pagalbą. Pravedėm, buvo fainiai apie 40-50, apie 50 dalyvių, ne? 50 dalyvių, įrašas dar toliau galios, bet čia praeitis. Dabar einam į ateitį. Ką atvažiavus į Vilnių reikia valgyti naktienis. Kebabai. Rum. Piktasis tiltas, važiuojant iš Vilniaus į Kauną. Bet žinoma, visiems yra įdomiausia, ar automobilis buvo daug dausas. Tad lipame lauk ir apžiūrime jo išorę. Iš Car Vertical ataskaitos matome, kad šis kampas šio Mustango buvo tvarkingas. Bet einant ir žiūrint toliau nuotraukas, gali matyti, kad čia truputėlį buvo reikalų. Tai iš tikrųjų, ką mes padarėm, mes pakeitėm sparną, pakeitėm amortizatorių ir po 60 000 pakeitėm ir guolį, kai buvo nuvažiavęs. Daugiau šitam kampe daugiau ir nieko nedarė. Bet didysis smūgis buvo štai va į šį kampą. Tai buvom, suremontavom, ištiesinom. Tikrai pavyko išgelbėti būtent tą pačią skardą. Ir tas netgi tą patį buferį yra likęs. Ir jau žmogus važinėja 4,5 metų su šiuo Mustangu. Ir kaip matot, viskas dar šauniai atrodo. Na, kitas kampas buvo sveikas ir, kaip matote, salonas odinis ir tikrai labai tvarkingas Mustangas. Tai tą Mustangą mes parvežėme iš Amerikos prieš 4,5 metų ir galim matyti, kad ir variklis tikrai gražiai atrodė. Atsidarom variklį, pažiūrim, kaip ten viskas atrodo šiai dienai. Kaip matot, Car Vertical, tai viskas spindi netgi, sakyčiau. O šiaip Mustangas gyvas. Ir matom Car Vertical ataskaitoj, kad jo variklis 3.7, paprastas. Taip, kur čia jis mums atsidaro. Ir ką mes matome, kad paprastas 3.7 variklis su dujom, BRC dujų įranga, dėta jau prieš 4 metus, važinėja ir tikrai tvarkingas automobilis. Tad ir jūs neužmirškit savo naujų pirkinių, tikrintis su mano nuolaidos kodu BEN20, Car Vertical nuorodą rasite aprašymą. O dabar tęsime kelionę, šokame į vidų ir važiuojame. Na tai, važinėjom su Mustangu ir iš tikrųjų nemeluosiu, pasakysiu taip, kaip yra. Specialiai dar pravažiavom 30 km tam, kad pamatytumėm skydelyje šį skaičių, kuris neužilgo bus. Na ir jau skydelis. Ir turim 1000 km. Turim nuvažiavę 1000 km. Tai ką? Važiuojam dabar į degalinę, pilti kuro, pilnų bakų ir žiūrėsim, kiek kainavo su šiuo Mustangu 100 km. Arba, tiksliau, 1000 km kiek kainavo. Ir atvažiavom į degalinę. Ir mes turim 1004 km, 400 metrų nuvažiavę. Einam pildyti bakų ir žiūrim, kiek čia gavos. Ir jungiam. Nu ką, pildom baką, susitiksim už sekundės. Matome, kad jau lėtėja pilimas ir praktiškai tuoj sustos. Tai turim ką? 56 litrai. Nu, ką žinai, ar 57 litrus pasieksim? 57, nu, įbėgs ar neįbėgs. Jau tikrai sunkiai galim traktuoti, kad turim pilną baką ir išjungiame. Viskas, 57 litrai dujų.
Ir dabar su dujom vėl nuvažiavom 500 km, o dabar ką dar padarysim? Tradiciškai važiuojame išpilti vėl pilno bako benzino. Pilame benziną. Skaičiukus. Oi. Opa. Nu va, benzino šį karbiškį daugiau išdeginam. Bet man prieš tai jau buvo iššovę. Nu ką, einu užsimokėti ir grįšim su skaičiais. Baigęs mūsų kelionę su Mustangu 1000 km. Ir štai visi čekiukai, kuriuos pylėm šios kelionės metu. Tai pirmas čekiukas buvo 33,17 € ir mes tada įpylėm 59 litrus ir 230 ml. Dabar įpylėm 57 litrus ir 30 ml dujų ir taip pat įpylėm 3 litrus 920 ml benzino. Ir visas mums kuras dujos kainavo, susirašiau suskaičiavęs, 65,21 € ir tai būtų 116 litrų 260 ml ir benzinas kainavo 5,68 € ir buvo 3 litrai 920 ml. Ir iš viso mes išleidom su šituo Mustangu nuvažiavę 1000 km 70,89 €. Gaunasi, kad 100 km kaina 7,06 €. Ką jūs manote? Aš tai manau, kad jis pigiau važiuoja negu dizelis. Ir jisai turi 224 kW už 7 € 100 km. Kai nori, spusteli, lėki. Tai va, ir šiandieną mes baigiam savo trumpą kelionę. Neužmirškint laikinti šio video, nes, kaip matėt video pradžioje, jeigu šis video surinks 1000 laikų, imsim mėlyną Mustangą ir važiuosim. Taip pat ir žiūrėsim, kiek su mėlynu važiuoja, kiek kainuoja 100 km. Ir žinoma, subscribinkit, jeigu jums patinka toks turinys šį kanalą, nes tokių projektų ir tokių pasivažinėjimų dar tikrai bus ne vienas ir ne du. O šiandieną ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitose mūsų kuriamuose video. Iki!